irstantis vienu metu turi kristi. Dešinys bortas gerai, kairys dar nepataiko, antras kairės, net nedėk per anksti į vandenį irklą. Irklavimo esmė ne kaip stipriai patraukia, bet kaip jau įmanoma kuo mažiau padaryti. Visi kartu patrauksit, net ir lengviau jums. Kai pasakysiu, pagreitinsim šiek tiek, jūsų tikslas nepamirštam, kartu, nedaugiau jėgos, bet kartu. Nugara nejuda, pirmas kairė, nugara tiesiai. Greičiau. Nugara nejuda, tik iš rankų. Kartu krenta irklą į vandenį. Dar greičiau. Trumpas įris, nereikia čia jau stipriai daryti. Ir stop, norėjai. Taip, dar vieną įrį. Stop. Vietoj, kai stovi valtis, šitas vairas nieko nepadarys, jam reikia, kad valtis judėtų, tada galima vairuoti kažką. Tai ir kai startą stovim, reikia ne su vairu pasistoti į startą, o kad vieną irklą padaryti, kad jisai paeikvotų ir tada valtis pasikreipia. Nes kai mes vietoj esam, vairas nieko nedarys, kad ir kaip tam automobilį. Jeigu, pavyzdžiui, tai pirmas numeris, tai pavyzdžiui, reikia kairę pusę, kad nosis pasisuktų, tai pirmas kairys į priekį parkuojam. Dar kartą. Gerai. Jo. Taip, stop. Tai va, be vairo vienu irklu kažkurio tai reikia. Bet čia vėliau dar šitą pasirinkuosim, dabar svarbiausia pajausti, kad kuo mažiau zigzagų. Po truputį vis kažką naujo išmokėti. Jau sulankstu. Tik nepamiršta, kai pasilenkiam į priekį, tai ne į tiesę nugarą grįžtam, bet dar truputį atgal pasilenkiam. Į priekį pasilenkiam ir biškį atgal. Pasiruošiam. Ir op, vežimėlių nenaudojam. Kojos tiesiai. Lėtai dabar svarbiausia kartu. Jėgos irgi dar nenaudokit. Kai praeisim apšilimą, visą seką, tada jau bus galima irgi įdėti. Gilio tai ne. Dabar paleiskit visi irklus. Va čia ir turi stovėti irklus. Jisai plūduriuoja, medinis, tai ten kažkaip rankenos patiem taikyt nieko nereikia. Įmetėt ir tik tai į save traukit. Jisai mentis po vandeniu dar turi matytis. Dažniausiai, kur problema būna, kad žmonės jau pusę irklo viso panardina. Kai jūs panardinat irklą, tai ne tik, kad sunku ištraukti po to, kai didelis greitis, bet dar ir stabdo žvėriškai tą valtį. Tai visą laiką stenkitės, kad po vandeniu dar mentį matytumėt. Nes ir kaip kolega į nugaros nesubalansduoti. Tai va čia jau kolega priekį turi arba toliau pavažiuoti, arba jums reikės vietom apsikeisti. Nes jūsų ūgiai, man atrodo, skiriasi, ne? Pirmas soliukas už antrą biškį aukštesnį. Jo, kažkaip saugiai. Tai va, tai geriausia būtų pabandyti jums apsikeisti. Va, pirmas ir antras soliukas apsikeisti, kad nedaužyt nugarų. Tada bus biškį geriau ir tuo. Taip apsikeisti? Ne. Pirmi numeriai su antrais nuginės, bet kada yra plaukiama į startą, po finišo, ten būna koks nors kateris įplaukia, vandens dviratis ir jeigu vairas mato, kad netilps, gali irklai netyčia kliudyti, tada geriau pasakyti stop, irkluoti ir praleidžia irklus, nes visą laiką geriau saugiai. Nes ne lenktynės esam, tik tai į startą dar tik tai plaukiam, arba po finišo lėtai irkluojam, tai jeigu tik tai yra kažkas, tai galbūt kliudys irklus, tai visą laiką geriau sustabdyti, praleidžiam irklus, praplaukiam pro tą kliūtį ir tada viskas. Jeigu labai arti kliūtis, net nereikia šaukti stabdom, tiesiog praleidžiam irklus, ne tai, kad stabdom, bet stop nereikia sakyti. Ir komanda, dėmesio, jeigu išgirdot komandą praleidžiam irklus, tai taip kaip dabar yra. Nereikia paleisti irklo, bet taip priglausti prie valties visas mentis, kad jeigu būtų kliūtis, ne lenktynių metu, bet kada į startą irkluojam arba po finišo grįžtam į pasikeitimo vietą. Ir kai vairininkė pasakė praleidžiam irklus, čia jau nėra kada atsisuk pažiūrėti, kas čia gali būti, iš karto praleidžiam irklus ir tada tik galima atsisukti. Taip, dabar pasiėmam irklus, kairys bortas. Pabandom pairkluoti priekį kairys bortas.
Taip. Taip. Dabar su privažiavimu irkluosim. Tai atsisėdam visi dabar pradžiai ištiskom kojom. Patį pirmą įrį, kaip aš jūs paleisiu, tai bus, kai aš sakau ir, tai jūs važiuojate į priekį, op, darom įrį ir toliau jau paskui baltą irklą seką. Bet pačią pradžią dabar visą laiką bandysim, kad ištiskom kojom, ant ir privažiuojam, op, ir toliau paskui baltą. Pasirašėm ir op. Stop. Tai aš paleidžiu pirmą tik tai įrį, toliau jau vis irkluojat paskui baltą. Tai matau, kad mums reikės dar grįžti prie ten pat, kur pasiėmėm suntuvėlį, nes pirmas kairys. Tai dabar dešinys bortas atgal pairkluos, kairys į priekį. Ir op. Irkluosim. Aš paleidžiu tik tai pirmą įrį, toliau visi paskui baltą važiuojam be mane. Įrašiam ir op. Geriausiai būna tada, kad tikluoja šaukia ant sienos, kai kažkas iš šono šaukia, tai tada gali būti ir nepataikyti būtent tą momentą. Bet pabandykit, kada jie pasakys, kad pataiko. Op. O kada op, tai yra kada įkrenta. Op. Geriausia tai va būgnininkę paimti. Tai būgnininkė, girdi mane? Būgnas. Būgnininkė, kada įkrenta irklas į vandenį, tada vienas smūgis per būgną. Garsiau. Op. 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 Antras dešinė per giliai irklas. Nedidink tempo per irklą. Ir stop. Tai aš kaip žiūriu pagal irklą. Aš žiūriu pagal Mindaugo irklą. Nepamirškit, kad visi, kas diktuoja tą įropą arba būgnas, tai paskui baltą žiūri. Jo. Balti irklai, jie diktuoja tempą, tik tai dar būna kartais, kad už jų sėdintis biški pradeda greičiau su vežimėliu važinėti, tai čia mes, kai sėdim, va taip musikuojamės, tai taip pat ir jūs jaučiat, kad kažkas tai jūs skatina greičiau privažinėti. Tai stenkitės labai nešokti priekį, o lėtą privažiavimą daryti, kad nebūtų tokio staigaus į priekį. Tu pratrauktumės tada per vandenį. Bet nepaisant to visą, aišku, visą laiką žiūrim į baltą, į viską, stengiamės. Tas ir sunkiausia, kad baltas krenta, vienodai visi kiti į vandenį. Taip, aš manau, mes grįšim prie. Gerai, dar pasiruošiam. Ir op! Bet tiesiai varom pasakyti, kad stabdom,
Stop, paveiksai. Šitam sporte tai čia labai sunku, tai sėkmingai kapuoti, bet čia atvirkščiai nepaprastai kitur sportuojam, kad į priekį privažiuojant iškvietį, o blogas jų geri tai dar. Dar suprantu, kad nėra tai, kad nežinau. Ne visą laiką dar bet čia tiesiog, kai reaguoji, tai turi jau... Stop! Kas buvo? Traks. Dar nesulūžo, bet jau 2 kartus toks truk. O žvėris. Pabandykit pasikeisti tada į šitą, kur atsarginis valtyje yra. Kai ir klavot starte kažkokią tai seką, kad trumpesnį jį darėt. Mes ilgesnis jau žvėris. Šitos valtys jis yra pakankamai sunkios, tai kad jos greičiau iš vietos pajudėti, tai reikia trumpesnių įrių pradžių. Pirmas pilnas privažiavimas, pilnas įris, tai iš pat pradžių labai lėtas pritraukti būna. Tai kas man labiausiai pasiteisina, kiek aš mokinu kitas komandas, kad yra 2,5 privažiavimo, nuo 3 pilnas privažiavimo. Tai tas pusė privažiavimo čia teoriškai tik tai pusė. Čia tiesiog biškį pavažiuojami prieš, kad pasimatuokit, kiek yra pilnas ir pasimatuokit, kiek yra pusė. Pasimatavot? Tai dabar pabandom padaryti 2 įrius, tokie, kad 2 įriai ir sustosim, bet 2,5 privažiavimo įriai. Tai privažiuojam pusiau ištiestos rankos, jau kaip per startą lyg stovėtume. Prie pat vandens irklas jau net liečia vandenį. Jeigu jūs ir stovit vietoj, tai ir po vandenį geriausiai, kad irklas jau iš karto būtų. Gerai, 2 įrius padarysim, pasirašėm, dėmesio, hop. Stop. Tai va čia jums reikia tą ir mokintis, nes kad išjudėti iš vietos, tai va 2 irklai čia, vienas čia jūs išspjovėt įrį, tai reiškia, kad neteko 3 įrių, tai beveik pusė komandos pirmo įrio nepadarė. Jūsų tikslas yra padaryti pirmą įrį kartu patraukti ir kad neišmesti į orą irklo, kad mentis neišlystų įrio metu. Kitas dalykas, tas privažiavimas. Jisai turi būti šiek tiek greitesnis negu šiaip irkluojant, nes jūs kai iš vietos bandot pajudėti, jums reikia greičiau viską padaryti, trumpesni, greitesni įriai, bet tam, kad jūs greičiau pasiektumėt greitį, tokį, kur su pilnais įriais galėtumėte irkluoti. Tai dabar kiekvieną kartą iš sustojimo, kai pradėsim irkluoti, kiekvieną kartą darysim tą, kad trumpas, trečias ilgas. Tai dabar stabdom. Dar, kad išmokti, padarysim dabar iš viso 3 įrius. Tai trumpas, trečias pilnas ir sustojam. 3 iš viso įriai. Dabar niekur neskubam, tik tai atsimenam, kad trumpas, trečias pilnas. Lėtai privažiuosim dabar. Pasiruošiam. Ant pusės privažiavimo jau būnam prasiruošę kaip per startą. Jėgos dabar nereikia, greičio nereikia, tik tai atsimatuojam, kur dėt irklą jau reiks į vandenį. Po vandeniu irklai visų. Dėmesio. Hop. Pilnas dabar. Ir stop. Truputį geriau, tik tai dar gilį. Žiūrim visą laiką gilį dabar, nes vienas matau toks ant ribos, kur jau kad išpjaus į orą ir dar vienas, kur per giliai. Tai antras kairė per giliai. Ir dabar pažiūrėsim, kaip jūsų gilis bus per sekantį kartą. Stabdom. Pasirašėm vėl bus 3 įriai. Trumpas, pilnas. Dėmesio, po vandeniu visų irklai. Dėmesio, hop. Ir stop. Taip, jaučiat, kad su trumpesniu pirmu įriu greičiau visų gavom. Reikia, reikės paleisti irklus. Dabar tai ne, nes mes tik... Gerai, paskutinį kartą dabar darysim taip, kad trumpas, nuo 3 visi toliau pilni ir toliau irkluojam be sustojimo, kol pasakysiu stop. Tai kiekvieną kartą dabar, kai judėsim iš vietos, visą laik pradėsim nuo 2 trumpųjų, 3 pilnas ir toliau pilnis.
ten baidaristai irgi kairiai tada būna, mes palei dešinę pusę kaip ir varom. Jie pamatys, kad mes laikomės dešinės, tada jie ir pasitrauks. Gerai. Pasiruošiam. Dėmesio. Hop! Tai ramiai, dar niekur neskubam. Būgnas! Muša. Buvo nesubėg. Trečias dešinė per giliai. Trečias ir ketvirtas soliukai, jūs esate ant bangos, tai jūsų banga bus sunkiau ištraukti irklą į vandenį. Jums labai svarbu yra per giliai nekišti irklą. Ir stop! Taip, dabar reikia kito centro pilnas. Visą laiką dabar pradėsim tik tai šitai. Pusę privažiavimo pasiruošiam, 2 trumpi, nuo 3 pilnas įris. Po vandeniu irklai, dėmesio, hop! Dar smagiau. O, kas gražiai. Metimas geras, tik dar. Jo, vaidžiu, tu pasakysi. Čia reikia pataikyti, kad jeigu per anksti pusi, kol dar važiuoji priekį, tai skaičias sėdintis, per vėlai, tai gautus, kad jau orų pradeda irkluotis, reikia atitaikyti labai tą momentą. Na, bet čia lengviau. Aišku, ten lengviau. Aš tikiu, kad ten lengviau. Kur aš buvau, čia gera vieta. Jau ir nesinorėti sėtis komandai. Galiu varyti dabar. Padės vairuoti, kaip padės. Patį privažiavimą susėdinėti. Svarbu gaunasi, kad tolygiai. Ir va, abu su rankomis atidėti. Dabar ten šonus nieko nereikti, va atviesi, kad jis vienodai daryti. Matai, kaip lenkia savo rankas. Lenkia, kaip nelenkia. Dabar jau ten iš borto nieko nereikia. Vietą užsakauti, kad savo rankinę nevarytų greičiau nesuoti.
reikia pasižiūrėti, kaip tada balansas gauna. Vienas duotas žemiau. Biški lengvesnis už Mindaugą. O jis sėdėjo praeitais metais. Gale, prieš paskutinius. Šiemet biški raumenų pasiaugino. Valgo. Oi, klausau, įtraukiau. Tai ne taip lengva kažkam? Ne, čia reikia kuo mažiau pertraukų daryti ir tada jėgų tiek daug nenaudoti, nes kuo ilgiau be pertraukų ir kluosit, tuo geriau išmoksit viską. Nes padarot pertrauką ir tada sunkiau išmoksit. Tai pradedi paskatuotis kartais. Vat žinokit, čia turėjom mes Birštone Prienuose ten rungti 10 km lenktynės, tai visi, kas maskatuodavos per startą finišą, visi kaip uoga eidavo. Jau kai pavargsti, kai pereini tą visą jau, kad jau nuovargi, tada... Jau supranti, kad nereikia tau plėšytis vienam. Supranti, kad niekur nedingsi. Komanda plaukia. Tada vat visi pradeda ir gerai išluoti. Tai čia irgi iš to pačio, kad jau kai jau persilauži, kad jau čia kažkas tai nesigavo, jau sunku, tada antras kvėpavimas įsijungia ir tada jau biškai su galva pradedi galvoti. Trenerė, čia padarė vienas batas aukščiau. Ir stop. Taip, vėl irkluosim taip pat 2 trumpi nuo 3 pilnas. Pataupykit jėgas, kad jums svarbiausia ne jėga dabar, jums svarbiausia, kad kartu užkabintumėt vandenį vienu metu. Nemerkti irklo per giliai ir kartu patraukti. Pasirašėm. Laukit, biškai. Neįsitaisiu. Man dar sveku sėdėti. Atas imtuvėlį man atsiuskit atgal, jeigu jau baigėsi. Mes čia gerim, Nuleist vandenį reikia. čia su mėginiais palikau. Pasirašėm. Dėmesio. Hop.